vadinu geriausiais žemės vaisiais – mokslu ir tiesa, mokslu ir menu. Mielieji, visiems linkiu mokslo troškimo ir mokiniams, ir mokytojams. Ko gero labiausiai žinių ištroškia patys mažiausieji, pirmokai. Norėčiau jums šiandien 1 rugsėjo dieną perduoti jums kuo geriausius linkėjimus, sėkmės, susipažįstant su savo antrąja mama, mokytoja, sėkmės žengiant į žinių pasaulį. Ir kviečiu pirmokų mokytojas paimti pasus, ženklelius ir juos perduoti vaikams šiandien per 1 pamoką. Prašom, mokytojas. Šiemet mūsų gimnazijos šūkis koks 12-okai? Smagiau! 12-okai sako, su klase smagiau. Reikia tikėtis, kad taip ir bus. Dabar kviečiu savivaldybės merą Antaną Černeckį. Labas rytas, mėly mokiniai, labas rytas, mokytojai, visa bendruomenė. Su mokslo ir žinių diena. Mėly vaikai, linkiu, kad per metus jaustumėtės gerai, būtumėt linksmi, nuotaikingi, kad per metus nors truputėlį kiekvienoj srity patobulėtumėt, tiek moksle, tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Linkiu visiems geros nuotaikos, gerų mokslo metų, na ir kad nuotaika būtų gera, patiems mažiesiems pirmokėliams norim kiekvienam asmeniškai teikti po knygelę, kuri lydės jūs į žinių šalį. Atlapokime duris rugsėjui, kuris veržėsi rytinio rūko gaiviais lašeliais, vaivorykščių spalvingomis juostomis tiesiasi. Mūsų vaikai šiandien čia švenčia mokslo ir žinių dieną. Tad visa gimnazijos bendruomenė kartu, mokytojai, tėveliai, administracija, padėkime mūsų vaikams, kuo tik galime, kad jie augtų kaip asmenybės, atrastų ir augintų save, savo svajones ir siekius. Su rugsėjo 1 mūsų visas. Mielai prisijungiu prie ankstesnių sveikinimų ir noriu pristatyti bei pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijos bendruomenę papildė nauji mokytojai ir mokiniai. 5 A klasės auklėtoja Rasuolė Mockienė ir 5 B klasės Birutė Gudauskienė. Kviečiame šitas klasių vadovės atvykti arčiau. Duodame ženkliukus. Ženkliukai būsimiems 5-okams. Ir paskutinį žodį mūsų prezidentui Ovidijui Plojimui. Valio! Labdien! Malonu matyti tiek daug pirmokšės metas. Norėčiau mano auklėtojom palinkėti, kad nedrausminkit labai daug dėl telefonų, nes būtent dabar galite įpratinti ir socialinius tinklus bendrauti su lietuviškom raidėm rašant. Tai šios palinkėjimus. Ir norėčiau, kad sulaukti po mėnesio, po kelių tada. Nežinau, kad rinksam naują prezidentą. Prašau, balotировkės, kad nebūtum tik 2 kandidatą, būtum daugiau. Linksmo šventės visi. Nu, ačiū tavai, Ovidijau, gerą pradėję. Mums visiems linksme. Pradėsim naują dainą į naujus mokslus metus. Suklasis smagiau!
Pirmokai, sustokite į klases ir pasiklausykite. Turbūt jums pabodo tos visos ilgos kalbos, tad truputį pajudėkime. Ir visi kartu pradėkime nuo gerai žinomas mankštelės. O balionus atiduokite tėveliams, kad laisvai galėtumėte judėti. Ratai išplaukia išžingi, visą dieną jie narsiai kovos. Priešai teiksime, tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Priešai teiksime, tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką keliam koją, pasilenkiam pilką soją, šuoliukai, 1, 2, 3, o dabar atsimalūrai, suveretas ir kūna, vulkanikas, iškryš. Oi, kartais mapulsi į salą, bananai aukštai ant šakos, tai išvado nesvalgyti patą. Mankštos, tai išvado nesvalgyti matą, jei kasdien nedarysi mankštos. Ar labai laukite mokyklos? O ar bijote? Ir teisingai, nežinokit, kad nėra ko bijoti. Prieš 13 metų ir mes buvome pirmokai. Ir mes šiek tiek jaudinamės. Nebijokit, nes mokykla taps jūsų antraisiais namais. Čia jūs susirasite daug draugų, patirsite daug nuotykių ir čia bus labai linksma. Ir kai tikrai būtumėte pasirengę mokyklos nuotykiams ir naujiems iššūkiams, visi kartu praeikime kliūčių ruožą. Sekite paskui dvyliktokus ir įveiksite visas kliūtis.